Sveiki visi, dėkui, kad prisijungėte, tikiuosi sekasi jums gerai ir laikotės puikiai. Kviečiu jūs prisijungti prie pasivaikščiojimų po Vilniaus miestą ir susipažinimų su jo mikrorajonais. Šiandieną mes nukeliausime į Justiniškių mikrorajoną ir iš nekilnojamo turto pusės apžvelgsime jo kainas. Prieš gerus 4 metus filmavau video apie Justiniškių mikrorajoną, kur apžvelgiau jo privalumus bei trūkumus ir žinoma kainas. O šiandieną mes sugrįšime prie kainų klausimą ir palyginsime, kasgi buvo tada, o kas yra dabar. Nieko nelaukime, pradedam. Pačius objektus aš asmeniškai skirstau į 3 dalis. Tai yra sena statyba, apynauja ir nauja statyba. Tam, kad būtų mums paprasčiau susigaudyti. Sena statyba Justiniškių mikrorajone, tai aš skaitau tai, kas buvo pastatyta nuo 1982 metų, tai yra tie metai, kada Justiniškės buvo pradėtas statyti, ir maždaug iki 2000 metų. Taigi, ką mes turėjome prieš 4 metus? Prieš 4 metus remontuotinus objektus, kuriuose tikrai jau reikėdavo didelių investicijų, prasidėdavo maždaug nuo 1000 eurų už kvadratų ir maksimaliai kildavo iki 1500–1600 eurų už kvadratą už jau paruoštus, suremontuotus gražius objektus. Šiandien dienai kainos yra tokios, kad jos prasideda maždaug už remontuotinus objektus nuo 1700 eurų už kvadratą ir maksimaliai gali kilti maždaug iki 2800 eurų už kvadratinį metrą, čia jeigu mes kalbam apie pilnai suremontuotus ir gyvenimui tinkamus objektus. Antrasis mūsų sustojimas nekilnojamo turto skiltyje tai būtų apynauja statyba. Ką aš turiu minį sakydamas apynauja statyba? Tai objektai, kurie buvo pastatyti nuo 2000 iki maždaug 2015 metų. Jų nėra labai gausiai Justiniškėse, tačiau pasirinkimas šioks toks yra. Taigi, kągi mes turėjome prieš 4 metus? Prieš 4 metus, jeigu jūs norėjote įsigyti remontuotiną objektą, kuriam reikalingas remontas, tai prasidėdavo maždaug kainos nuo 1300 eurų už kvadratinį metrą ir už pilnai paruoštą objektą kildavo maždaug iki 2000 eurų už kvadratinį metrą. Šiandien dienai kainos suprantama pasikeitusios. Ir jeigu jūs ieškote remontuotino objekto, tai maždaug gali svyruoti kvadrato kaina apie 2000–2200 eurų už kvadratinį metrą, o pilnai suremontuoti mažesnės kvadratūros objektai, jų kaina kyla maždaug iki 3000 eurų už kvadratinį metrą. Trečioji skiltis, kalbant apie nekilnojamąjį turtą Justiniškėse, tai suprantama yra nauja statyba. Nauja statyba aš priskiriu objektus, kurie buvo pastatyti nuo 2015 iki 2025 metų. Taigi, maždaug prieš 4–5 metus, jeigu mes ieškotumėm tokio jau šiek tiek pagyvento arba dalinės apdailos objekto, tai kainos prasidėdavo maždaug nuo 1700–1800 eurų už kvadratinį metrą ir už pilnai įrengtus, paruoštus gyvenimo objektus arba šiek tiek kelis metus jau pagyventus mes galėdavom mokėti apie 2200–2300 eurų už kvadratinį metrą. Taip sakant, ateini ir gyveni. Šiandien dienai kainos tikrai pasikeitė. Dalinės apdailos arba jau šiek tiek pagyventus objektus mes pradedam ieškoti ir surandam maždaug nuo 1500 eurų už kvadratinį metrą, o jau pilnai paruošti, ką tik pastatyti, įrengti objektai, tai jų kainos svyruoja maždaug apie 3600 eurų už kvadratinį metrą, o jeigu tai yra mažesnio ploto objektas, tai kaina kvadrato gali kilti ir iki 4000 eurų už kvadratinį metrą. Palengva keliaujame link pabaigos ir norėtųsi viską apibendrinti. Kaip manau patys pastebėjote, kainos Justiniškėse tikrai ženkliai pakilo, lyginant kas buvo prieš 4 metus ir kas yra dabar. Noriu priminti, kad visa informacija apie mane, mano filmuojamus video, bendrai apie mano veiklą galite rasti socialiniuose tinkluose, Instagrame, Facebook'e arba rusakas.lt. Taip pat pirmąją dalį šio video, kur mes kalbame bendrai apie Justiniškių mikrorajoną, taip pat rasite nuorodą pirmam komentare. Ačiū Jums labai už dėmesį, iki greitų pasimatymų.